Kontrolė tai netvarka. Kontrolė tai baimė prarasti. Kai viską norim suvaldyti, tai ne todėl, kad esam stiprus, tai todėl, kad bijom chaoso, bijom netikrumo, bijom, kad jei nevaldysim, skaudės taip, kaip jau kažkada skaudėjo. Kontrolės poreikis dažnai gimsta ten, kur gyvenimas buvo nenuspėjamas, kai vaikystėje nebuvo saugumo, viduje užauga stebėtojas, kuris viską mato, viską analizuoja ir visada pasiruošęs, nes pasaulis gali vėl griūti. Ir taip užgimsta vidinis kontrolierius, kuris sako, jei viską valdysi, būsi saugus, jei pasirūpinsi visais, tavęs nepaliks. Psichosomatiškai kontrolė dažnai kaupiasi galvoje, sprande, žandikaulyje, virškinimo sistemoje. Tai tampa įtampa, pertempimo, nerimo energija, kuri neleidžia atsipalaiduoti net miegant, bet kontrolė neatneša ramybės, ji tik kuria iliuziją, kad šįkart nepavyks suskaudinti. Kontrolė tai bandymas apsisaugoti nuo nežinomybės, bet gyvenimas teka tik ten, kur leidžiam jam būti laisvam. Paleidžiant grįžta pasitikėjimas ir tik paleidžiant vėl į mus ima tekėti gyvybė.